Labas, draugai. Gardai, pasisveikink. Tik toj lojant telefą, ką darai? Aina apžiūriniai. Ką, draugai, sausio 7. Darbai. Apsišildėm perdangą. Šildėm 50 cm, kur šlangos vedžiojos rekuperatoriaus, tai kalnus padarė. Vata buvo izoveris. Jeigu kam įdomu, parašykit, tiksliai pavadinimą parašysiu, bet žinau, kad izoveris. Ten kitų niuansų, kaip vadinas, neskaičiau, bet turiu nuotrauką pasidaręs, jeigu reikės, galėsiu įkelti, kokį izoverį pilios. Taigi, 50 cm perdanga ir man kainavo 1400 eurų visą perdangą apsišildyti. Taigi, su perdanga kaip ir baigta, čia buvau užlipimą padaręs, tai užsipyliau, kaip po tą vietą užsisandarinau, va čia, kur buvo, kad užliptų, užpūst perdangą. Po to, kai baigė pūst visur, pro čia nusileido, tada nuvažiavau, negardukai žiaus, neįdomu, nesakyk. Nuvažiavau, nusipirkau vatos vieną pakį ir įsipjaušiau palį ertmės diametrą, sudėjau 4 sluoksnius ir tada uždėjau fanierą, USB, ne fanierą, uždėjau USB, uždėjau juostą, užklievau, uždėjau makaroną vadinamą ir užtepiau mastiką. Tai viskas. Rekuperatorius dar. Rekuperatoriaus šlangos taip suvedžiotas. Tik dar reikia apsipjaustyti makrofleksą, gražiai apsipjaustyti ir su juoda tą mastiką užtepliauti visur. Pūčiau čia ir ant šlangų tarpo, nes kadangi gofra tarpiukai yra, tai daugiau nepakenks. Kažkas ten rašinėjot, kur video apie rekuperatorių, tai galiu papasakoti dabar apie rekuperatorių. Taigi, pradėsiu nuo kambarių. Kambariuose padavimą po vieną pasidariau. Gardukai nesimaišyk. Padavimą po vieną pasidariau ir tie yra su 2 šlangom, bet jungiau po vieną šlangą, antrą užglušinau, liaudiškai vadinant, užsiglušina, tai čia po vieną padavimą atsivedžiau. Dušas, zona, tai čia vedžiau 2 šlangas ištraukimui, svetainiai abu padavimas, tai po vieną šlangą vedžiaus. Virtuviai ištraukimas, tai ten vedžiaus 2 šlangas, kolidorius, kur manau, kad daug drėgmės bus, tai padariau ištraukimą 2 šlangas ir miegamajam padariau 2 difuzorius, nes, dvieselę gyvensim tam kambarį vadinamą, tai pasidariau 2 ir po vieną šlangą padavimą. Ir katiliniai, yra katiliniai irgi padariau, nes čia bus skalbimo mašina ir, kaip manau, džiovyklė kabės, tai drėgmės bus, tai čia irgi 2 šlangas atvedžiau. Taigi, taip trumpai apie rekuperatorių. Taigi, rekuperatorius man plius minus su dėžėm kainavo apie 800 berods išėjo bendroj sumoj. Vata. Izoveris 50 cm pučiaus gavosi 1400 eurų. Dar kaip į dėžę tuos susijungiau rekuperatorius, į vieną 2 metalinės dėžę, į vieną katilinę, kaip čia jums pasukus, kad matytos, o taip katilinė, virtuvė, kolidorius, vaunė. Tai čia ištraukimą man gavos 7 šlangas, o padavimas gavos svetainė, kambariai, gavos 8 šlangos. Tai va, trumpai apie rekuperatorių tiek. Čia, kuris labiausiai prašė, kada video apie rekupą, tai padariau aš tau jį ir aš nesakau, kad tai teisinga ar taip reikia, tiesiog aš tai pasidariau, mano manimu, tai tinka. Tai
Tai tiek apie rekuperatorių ir apšildymą. Jeigu reikia šiltinimo kontaktų, kurie šildė su izoveriu, man parašykit. Jisai dirba visoje Lietuvoje, išputinėje ir galėsiu duoti jo kontaktus. Tai tiek viso.